Laba diena, esu Birutė Glodenienė, pagal išsilavinimą esu gydytoja, beveik 20 metų bendradarbiauju su dermatologais, kosmetologais, vaistininkais, sprendžiant įvairias odos problemas, tokias kaip akne, spuogai, pigmentas, rožinė, seborėjinis dermatitas, žvynelinė ir kitos. Taip pat esu prancūzų dermatologinės kosmetikos Noreva laboratorijos vadovė Baltijos šalim. Šiandieną mūsų tema yra pigmentas. Pigmentinės dėmės paliečia neretai jau brandžiame amžiuje, tačiau jos gali pradėti varginti ir jaunus žmones. Jeigu mes traktuojame, kad nuo 45 metų amžiaus dauguma iš mūsų turi pigmentinės dėmes, atsiranda jos neefektyviai saugantis nuo saulės, ilgai būnant saulėj, tai jauniems žmonėms pagrindinės priežastys būtų pasikeitę hormonai nėštumo metu, nėštumo kaukės, tai jūs esat susidūrę, matę, taip pat, kai yra įvairūs odos pažeidimai. Pažeistas odos vientisumas, uždegimas odoje, alerginė reakcija odoje, spuogai, postakninis pigmentas lieka, po aknės, po jaunatvinių spuogų formuojasi pigmentinės dėmės. Tai nesuteikia grožio, dažnai gauname klausimų, ką daryti, ar yra efektyvių priemonių, kaip reikėtų šalinti pigmentą. Taip, pigmentą šalinti galima, priemonių efektyvių tikrai yra labai daug. Kaip greitai šalinamas pigmentas, vėlgi šalinamas greitai, nes mes turime dėkingą situaciją, kad esame daugiau šviesiaodžiai, šiaurietiškos šalis, mūsų pigmentas nėra toks stabilus, už tai jisai greitai yra suskaidomas ir jį pašalinti yra ženkliai lengviau negu pietietiško gymio, azijietiško gymio žmonėm. Ir kada, kaip galima šalinti? Dar sklando mitas, kad pigmentą tikriausia galima šalinti, kai nebelieka saulės, tai reiškia vėlyvą rudenį, žiemą. Ne, norėčiau tai jums paneigti ir patvirtinti, kad pigmentas yra šalinamas tada, kada reikia, kada jau jisai trukdo, vargina ir mes jį norime pasišalinti. Nes pigmentuojasi daugiau odos gyventojų, kurie yra pietuose. Tai yra Japonija, tai yra Dubajus, tai yra Brazilija, tai yra Meksika ir tuomet jie neturėtų galimybės niekada pasišalinti pigmentą. Pažangos gamintojai tikrai sukūrė priemonės, kurios naudojamos net esant intensyviai saulei. Dėl pačio pigmento kilmės, kaip minėjau, priežasčių yra daug. Tai pirmoje eilėje reikėtų saugotis, kad neatsirastų. Jeigu jau yra susiformavusios, tas pigmentinės dėmes šalinam. Pigmentinės dėmes šalinamos įvairiai, kaip minėjau, gali tai būti lazerio pagalba, gali būti impulsinė šviesos terapija, galima šalinti taip pat lankantis kosmetologijos kabinetuose rūgštiniai pylingai ir kitos priemonės ir lygiai taip pat dermatologiniais kremais, kurie parduodami vaistiniai. Vieni iš tokių tai būtų Triovite linija, gamintojas prancūzų Noreva laboratorijos. Šituos produktus galite rasti kiekvienoje Lietuvos vaistinėje, tiek Euro, tiek Amelija, tiek Benų tinkluose. Ir šiandieną mūsų būtų tikriausiai tikslas išsiaiškinti, kaip kokiu atveju galima būtų pagelbėti, kaip greitai būtų galima pašalinti pigmentinės dėmes. Tai dalį klausimų mes jau gavome raštu, tikriausiai pirmenybę jiem ir suteiksiu pagal eiliškumą, kas pirmasis aplikavo, tam pirmam ir pateiksiu atsakymus. Marija klausė, nėštumo metu atsirado dėmelio ant veido, nėra jos ryškios. Teko skaityti, kad būtent nėštumo metu atsiradusios dėmės išnyksta savaime. Tiesa tai ar ne? Ir taip ir ne. Praėjus nėštumui, pasikeitus hormonam, gali savaime pigmentinės dėmės pranykti. Gali pranykti. Tai yra fiziologiška,
kad oda mūsų toks organas, kuris atsinaujina, jaunam žmogui labai greitai regeneruoja ir tos pigmentinės susipigmentavusios odos paviršiuje ląstelės, jos pasišalins savaime ir vėl turėsite ir galėsite džiaugtis gražia veido oda. Būna atvejų, kai lieka tos poneštuminės kaukės, vadinamos melazma mediciniškai, ir jas jau yra sunkoka šalinti. Tokiu atveju reikėtų naudoti kremus pagal indikaciją, kurie šalina pigmentą, taip pat, kaip minėjau, gali tai būti lazeris, gali tai būti impulsinė šviesos terapija. Ir naudojant kremus, jeigu mama mato, kad atsirado po gimdymo pigmentinė dėmė ir yra maitinanti, dar krūtimi, Triovite priemonės yra saugios. Jos taip pat yra naudotinos tiek nėštumo metu, tiek gali naudoti dar maitinančios krūtimi. Sekantis klausimas klausia Karolina. Greitai perkopsiu 30, o veidas kaip pas paauglė. Kreipiausi į dermatologus, patarė naudoti priemonės nuo aknės, tai yra nuo spuogų, Noreva kremas su spalva, man yra atradimas, nes nekemša porų. Kur yra spuogai, yra dėmės, kurios žavesio tikrai nesuteikia. Ar yra priemonės, kurios padėtų ir nuo spuogų, ir nuo aknės? Tai yra du skirtingi dalykai. Spuogus gydome vienom priemonėm, pigmentą šalinam kitom priemonėm. Yra unikalūs produktai skirti gydyti spuogam, uždegiminiam spuogam, kurie taip pat veikia ir prieš pigmento atsiradimą. Toks būtų Actipure 3-viename, jisai veikia prieš randų susiformavimą, prieš pigmento atsiradimą. Tačiau, jeigu jau jum atsirado pigmentinės dėmės, reikėtų naudoti priemonės, kurios šalina pigmentą. Tai Triovite naktinį kremą reikėtų tepti kiekvieną naktį, kiekvienai nakčiai visą veidą. Ir produktas yra nekomedoninis, juos gali naudoti turintis visus odos tipus, tiek jautrią veido odą, tiek riebę veido odą. Šios kremus įeina papildomai ir drėkinančios medžiagos, jūs gausite papildomai gerą efektą, kad oda bus minkšta, sudrėkinta. Sekantis klausimas, Miglės. Po vasaros ant rankos atsirado 2 mažos pigmentinės dėmelės. Ar jos gali savaime praeiti, kas atsitiks, jei joms nieko nedarysiu? Šiuo metu turiu mažą kūdikį, maitinu, šiek tiek privengiu visokių kosmetologinių intervencijų. Manyčiau, kad turint mažą kūdikį, ant rankos atsirado pigmentinės dėmelės dėl to, kad mamos labai ilgą laiko tarpą praleidžia gryname ore. Ir vasaros metu delnai ne visada yra tepami priemonėm nuo saulės, veido nepamirštam, rankas pamirštam, todėl rankos gavo didesnį saulės ekspoziciją, atsirado ant plaštakų pigmentinės dėmės. Jūsų atveju rekomenduočiau luktelti, praeis saulė, aktyvus saulės periodas, jūs minėjote, kad dar esate maitinanti krūtimi, pasikeis hormonai, kai nustosite maitinti ir jos gali savaime prapulti. Jeigu jau jumis vargina šiuo momentu, tai rekomenduočiau ant 2 lokalių pigmentinių dėmelių, turiu net čia su savimi greta, lokalų pieštukėlį, kurį yra labai patogu aplikuoti, kai yra pavienės mažytės pigmentinės dėmės, su juo patepant kiekvieną dieną, 2 kartus per dieną ir gausite ganėtinai greitą efektą, netgi jau po 2 savaičių jis bus matomas. Lygiai ta pati priemonė labai tinkama, kai moteris skundžiasi paakių zonai, yra patamsėjimai, rudos dėmės, kaip galėčiau jas pašalinti. Godos klausimas. Ar saugu naudoti Noreva Triovite dienos metu, ypač esant saulėtai dienai, nes šiaip kiti kremai nuo pigmentinių dėmių rekomenduojami griežtai vengiant saulės spindulių. Dienos metu yra skirta priemonė Triovite dieninis kremas. Jo funkcijos yra 2, būtent jūs ir neapsiriksite, tai yra dieninis kremas. Pirma funkcija yra stipriausia prevencija, tai yra apsauga nuo naujo pigmento susiformavimo. Ir antra funkcija yra pigmento šalinimas. Yra blokuojama melanino sintezė, melanino transportas, to pasekoje nesiformuoja mums naujas pigmentinės dėmės,
o tą, ką turėjote, lėtai, švelniai, saugiai pašalins ši priemonė. Nakčiai išėmimui naudojame naktinę priemonę. Raimonda, sveiki. Ką daryti, kai atsiranda pigmentinės dėmės po akimis, kaip jį pašviesinti? Ant veido taip pat nemažai dėmių, tik jos neryškios. Aplink akis, kaip ir minėjau, galima naudoti lokalų Trio-White pieštuką. Reikia saugoti pačias akis, kad nepatektų. Tai tepama atsargiai, labai tikslingai tą zoną, kur turi pigmentų. Kitur nereikia naudoti. Visam veidui rekomenduojame Trio-White naktinį kremą. Rasytės klausimas. Jei pigmentinės dėmės yra ant kūno, vienos iš jų šviesesnės negu kūno oda, o kitos tamsesnės. Kaip jas maskuoti, gydyti, ar laikui bėgant jos plis? Taip, laikui bėgant jos plis, jeigu nebus naudojama ypatingai stipri saulės apsauga nuo UVA ir UVB spindulių. Ypatingai stipri apsauga turėtų būti ne mažiau SPF 50, netgi mūsų geografinėje zonoje. Iš jūsų paminėtų pigmentinių dėmių tai būtų susirgimas vitiligo, kai yra blogai paskirstomas odoje pigmentas ir atsiranda bepigmentinės baltos dėmės. Tokiu atveju priemonių, kad jas šalinti nėra, vienintelė apsauga tai saugotis nuo saulės ekspozicijos, nepiktnaudžiauti saulę. Sekantis klausimai būtų taip. Miglė klausia, ačiū už atsakymą, ar pašalinus dėmes jos vėl nepasikartos. Labai geras klausimas, ačiū Miglė už jį. Pašalinus pigmentinės dėmes, jeigu priklausomai nuo priežasties, dėl kurios jos atsirado. Jeigu pigmentinė dėmė atsiranda nėštumo metu, po nėštuminę kaukę natūralu ją pašalinus, hormonai yra pasikeitę, jinai nebeatsiras. Bet jeigu nepašalinam priežasčių, dėl ko formuojasi pigmentas, tai reiškia odos senėjimas, gali būti įvairūs susirgimai. Tuomet natūralu, kad pigmentinė dėmė atsiras ne toje pačioje vietoje, bet yra polinkis atsiradinės kitose vietose. Ir tada reikėtų saulėtų laikotarpių būtinai naudoti apsauginius kremus skirtus prieš pigmento susiformavimą. Nereikėtų maišyti, kad vien tik tai apsauginis nuo saulės kremas tuo pačiu apsaugos ir nuo pigmento susiformavimo. Ne, ne kiekvienas apsauginis nuo saulės kremas apsaugo nuo pigmento susiformavimo. Priemonės nuo pigmento atsiradimo jos turi ir SPF 50 efektyvų, bet ir turi labai daug aktyvių veiklių medžiagų, kurios prislopina ląstelę melanocitą, kuris sintezuoja būtent tos melanino rudus grūdelius. Ir taip mes išvengiame naujo pigmento susiformavimo. Taip. Taigi, šiandienai norėčiau visiems padėkoti už atsiųstus klausimus, už dėmesį. Jei dar kilo klausimų, jūs drąsiai galite siųsti į Noreva Lietuva Facebookas profilį arba ieškoti vaistinėse, sutiksite mūsų Noreva atstovės, kurios jumis tikrai pakonsultuos profesionaliai, ir noriu padėkoti ir šiandienai atsisveikinti iki sekančių mūsų pasimatymų. Viso gero.